Pasigaminsim šviežių daržovių salotų. Nu, čia tokios jau įprastos tos salotos. Dažniausiai gaminam pavasarį, kai jau turim savų, bet šiandien pasigaminsim iš Maksimos pirktų daržovių salotų. Tai va, susipjaustom 3 agurkus. Tokius nedidelius. Pasiimam, galiukus nupjaustom, agurkus supjaustom, susidedam į indą, toliau pjaustom pomidoriukus. Pomidoriukus pirkau nedidelius, lengviau pjaustosi, labai nesmulkinu, į kelias dalis perpjaunu. Tai nebeatsimenu, kiek čia buvo tų. 3 agurkai, koks 10 pomidoriukų. Nu va. Gal jau paskutinis, da ne. Nu va, pomidoriukai jau į pabaigą. Nu bet va, ilgokai gaunas, kol supjaustė. Nu ką, pereinam prie ridikėlių. Ridikėliam galus nupjaunam. Ant lentutės nepatogu pjaustyt. Pjaustom tiesiai į bliūdelį. Man labiausiai riekutėm patinka pjaustyt. Gal kiti pjausto ir stambiau, bet kažkaip nežinau, aš jau įpratus riekutėm. Ridikėliai šiek tiek ilgiau pjaustosi. Nors pagal kiekį tai turbūt gaunasi panašiai kaip ir pomidorai. Gal buvo koks 10 pomidorų, 10 tų ridikėlių. Bet kadangi juos smulkiau pjaustai, tai ir gaunasi ilgiau. Nu, bet va, pjaustai ir susipjaustai. Kas ten dar vienas paliko, man atrodo, ir viskas. Ne, dar vienas. Nu, dabar turbūt paskutinį. Nu, dar vienas buvo pasikavojęs. Nu, dar tą supjaustau. Nu, va. Dabar salotas. Per pusę perpjaunam ir supjaustom. Labai smulkiai nereiks smulkinti. Sudedam į bliūdą viską. Susirenkam likučius. Nunešam į kriauklę. Užbarstom druskos, pipirų, atsinešam šaukštus maišymui, atsinešam grietinės ir majonezo, uždedam porą šaukštukų grietinės, porą šaukštukų majonezo. Nu, taip jau, kad gerai būtų. Nu, ir tada jau maišom su 2 šaukštais, kad lengviau. Oi, dar prisiminiau, kad turiu šaldytų krapų ir šaldytų svogūnų laiškų. Oi, bet be akinių nematau, ką pasiėmiau. Tai užsidėjau akinius, nes dar yra petražolė šaldytos. Tai va, petražolės čia gal nelabai tiktų, tai įdėjom svogūno laiškų ir krapų. Nu ir vėl tada maišom, kol viską išmaišom.
reikia gerai išmaišyti. Svarbiausia gerai išmaišyti. Nu va. Dabar reikia paragauti. Kaip skanu. Nem. Nu va, labai geros salotos gavosi. Dabar eisim gaminti kažką prie salotų. Ar mėsiško, ar kažką panašaus.